Sveiki visi, susirinkę į mūsų naująjį podcastą ir antrasis sezonas, grįžom po vasaros pailsėjusios. Su trenksmu ir bandom naujovę, bandom padaryti garso podcastą vietoj vaizdo. Vaizdą pasiliksim tik specialiom progom. Gal nebus liūdna jau mūsų nematyt. Jo. Turbūt per daug įsivaizdinau. Bet pagalvojom, bus įdomesnės temas paimti, galbūt ir paanalizuoti kai ką. Tai šiandien irgi analizuosim 3 temas, labai skirtingas. Pavadintume šį podcastą Rudens intrigos ir Rudens aktualijas ir ką mums atnešė šis įvykių, rinkimų ir šiaip dramų kupinas ruduo. Ir turbūt net neišeitų visko pasakot, visų dramų. Jo, tai šiandien diskutuosime apie rinkimus. Tiek Lietuvos, tiek Amerikos. Jungtinių Amerikos valstijų. Taip pat analizuosim šitą, turbūt vieną iš labiausiai pakirtusių Lietuvą dramų, tai yra Šeškės ar 69 danguje. Ir taip pat aptarsim geriausius rudens filmus ir serialus, kurie mūsų nuomonė labiausiai atitinka rudenišką vaibą ir yra geriausias pasirinkimas šaltais rudens vakarais su puodeliu kakavos. Arba šiaip, kas yra gana nauja ir įdomu, naujai sužinoti, pamatyti. Tai dar kartą pasisveikinsiu. Labas, aš Vidmantė. Sveiki, aš Milda. Ir galim pradėti. Taigi, rinkimai. Visų pirma, Lietuva yra ir arčiau, ir aktualiau, ir šiaip visaip kaip įdomiau, man atrodo, mums. Tai, Vidmante, už kągi tu balsavai šiuose rinkimuose? Negaliu pasakyti. Bet... Ar jautiesi apgauta? Čia jau išduosiu, ką rinkausi. Šiaip jo, gana yra keista buvo matyti, nes čia buvo pirmieji rinkimai, kuriuose, Seimo rinkimai, kuriuose mes dalyvavom ir kuriuose galėjom diskutuoti su tėvais, artimaisiais, nes pirmieji buvo, man atrodo, mero rinkimai, nežinau, ar tu... Savivaldybės, jo. Tai buvo labai įdomu diskutuoti ir ginčytis, nes tėvai mąsto vienaip ir labai matosi rezultatuose, kaip mąsto. Ir tada jaunas žmogus, šiaip jaunimas, kas yra liūdna, kad balsavo tik tais 25% antram ture. Jo, pirmam ten irgi ne ką daugiau. Jo, nes aš tėvam ir pasakiau, mes tėčiu labiausiai ginčiamės ir sakau, jeigu būtų balsavęs visas jaunimas, tie dar plus, kiek ten 75%, tai rezultatai būtų turbūt kardinaliai kitokie visai. Gal ne kardinaliai, bet kokią Laisvės partiją, tai manau tikrai turėtume Seime. Bet... Nemanau, kad dabar turėtumėm tokią valdančiąją partiją, kokią dabar turim. Jo, valdančioji dauguma tikrai susiformavo labai įdomi ir labai daug klausimų kelinti. Man atrodo, kad buvo įmanoma išvengti Žemaitaičio valdančioji koalicijai. Buvo įmanoma, nes mūsų gerbiamoji taigi teigia, jog Žemaitaičio apskritai koalicija neves, nepriims prieš visus rinkimus, o vakarykštės nuotaikos ir faktai rodo visai ką kitą. Tai negalim sakyti, kad yra liūdna ar linksma, bet bus matyti. Yra keista. Yra keista ir bus matyti, kur mumis nuves ta mūsų valdžia dabar. Kaip politologas Mažvydas Jastramskis parašė, kad šiai valdančiai daugumai ir šiam Seimui jis duoda 2 metus. Tai aš kažkaip visai esu linkusi tuo tikėti ir manau, kad sunkiai temps šitas Seimas ilgiau negu 2 metus, bet matysim. Ir bus įdomu, ar bus tas, kur aš jums sakiau, žinai, kaip prisėsim prie tėvų stalo po tų 2 metų ar po 4 ir taip, aš tau sakiau. Kai viskas išširs ir naišunį ant adegos ir visi susipyks ir nuvarys Lietuvą. Aišku, nesitikim blogiausio, bet yra kaip yra ir žiūrėsim, kur mumis toliau ir kaip mumis toliau nuves apskritai viskas. Bet nors ir Lietuva yra arčiau negu Amerika, bet Amerika mums yra labai aktuali kažkodėl ir europiečiams daug... Ne kažkodėl, taigi NATO, Rusija ir visas šitas grėsmės. Bet kas yra keista, kad europiečiams atrodo yra aktualiau nei patiems amerikiečiams.
Matai, gal mes tiesiog gyvenam tokiam burbulė žmonių, kuriem rūpi, nes eiliniam lietuviui, kuris, eiliniam jaunam Lietuvos žmogui, kuris nesitikė nueiti pabalsuoti Lietuvos Seimo rinkimuose, aš nemanau, kad Amerikos Seimo rinkimai labai, labai rūpi. Nu jo, nes jeigu tu domiesi, tu vis tiek žiūri žinias arba tavo socialinės medijos sukasi vien tik apie tai, nes pavyzdžiui, mano TikTokas tą visą savaitę rinkiminę, tai tiesiog sprogo. Vienas TikTokas, vien apie Amerikos rinkimus, apie tai, kaip amerikiečiai yra truputį, smegenų turi mažiau negu europiečiai. Negalima taip sakyti, bet taip yra. Netgi mačiau vaizdo įrašą iš pačių amerikiečių, kurie skatino balsuoti už Kamala Harris vien tam, kad atimti iš europiečių vieną priežastį, dėl kurios jie tyčiojasi iš amerikiečių. Ir nepavyko, dėja. Tai, labai juokingai. Ir šiaip su ta visa kultūra skirtinga europiečių ir amerikiečių, nors amerikiečiai labai yra nepatenkinti, kad europiečiai taip juos žemina, bet, yra tokia tiesa, nes vienas amerikietis irgi kėlė vaizdo įrašą į TikToką, kaip jis džiaugiasi, tiksliau, kaip jis norėtų būti, gyventi, gimti Europai, nes Europa turi kultūrą, Europa turi skirtingas kalbas, kur Amerikoje tu mokaisi anglų kalbos kaip pirmosios ir tada realiai kitos kalbos yra, prastumt laiką, taip kaip mes universitete mokomės dalykus, kur mums nereikės ir tiesiog prastum laiką. Bet žinai, gal čia mes tiesiog nesuprantam tos amerikiečių kultūros ir dėl to mums atrodo, kad jie jos neturi. Čia amerikietis taip kėlė. Amerikietis sakė, kad jie patys neturi kultūros. Jis kėlė, kad aš visada svajojau gimti Europoje ir visada, nes gyvenau Europoje dabar ir taip džiaugiuosi gyventi čia, nes Europa turi skirtingas kultūras, nes vis tiek šalis ir panašiai skirtingas kalbas, kur mes turim išmokti, mes turim savo kalbą pirmąją, tada mes turim anglų kalbą kaip antrą privalomą ir tada turim trečią dar kalbą privalomą iki 11 klasės pasirinktinai, kokią nori. Ir tada sako, mes mokam 3 kalbas, tuo tarpu amerikiečiai dažniausiai taip normaliai moka vieną tik tais kalbą. Ir tiesiog, kad kultūrų skirtumas, muzika, viskas, Europoje yra įdomiau, prasmingiau ir suprantamiau negu toje Amerikoje. Kas yra kiek gana suprantama, nes vis tiek Amerika didelė šalis ir ten yra tų skirtingų kultūrų, bet jie turi vieną, kaip mes turim burbulą protinguolių, taip jie turi vieną burbulą ir įsivaizduoja, kad yra taip, o ne kitaip, kad pasaulyje Europoje yra šalis, o ne jo, būna tokių pasisakymų. O šiaip, kaip tu vertini rinkimų rezultatą Amerikos? Šiaip verkiau. Ne? Aš verkiau ne dėl to, kad nepavyko išrinkti moters pirmosios, bet TikTokas man vėl pradėjo toliau mesti po rinkimų jau visus tos vaizdo įrašus, kur ten verkia, klykia, cypia, ten panašiai. Tai aš tiesiog verkiu žiūrėdama į žmonės, kaip jie verkia ir man jau dabar net kaupės ašaras, nes uždėjo tokia viena buvo, kur moteris, ten gal kokių 50 metų, jinai taip nuoširdžiai žliumbė, verkė tiesiog. Ir uždėta tokia sad muzikėlė ir aš taip sėdžiu ir aš jaučiu, kaip man kaupės ašaras. Galvoju, ten jau bus kapai. Ta prasme, tiesiog. Aš tai labai gerai atsimenu, kadangi rinkimų rezultatai Lietuvos laiku pradėjo kristi apie gal 6 ryto ir man tą dieną nereikėjo anksti keltis, tai aš tiesiog nusistačiau žadintuvą 6, 7, 8, 9 ir aš taip atsikeliu kas valandą ir žiūriu, blogai, ir atsimenu 6 nuėjau atgal miegoti su tokia mintim, bet čia tik pirmieji rezultatai, viskas gerai, palaukim didžiųjų apylinkių. O aš tada važiavau paskaitas ir aš sėdžiu, žiūriu LRT, tą Labas rytas Lietuva, tą specialią laidą, sėdžiu autobusą, žiūriu, kaip mane stebi tiesiog žmonės, nes aš tiesiog taip iškiaus telefoną žiūriu, kad Trumpas laimi ir tiesiog išlipau iš autobuso, praėjo keletą valandų ar ten ne valandų, nežinau, ir tada taip viskas, čia yra oficialūs duomenys ir aš taip... Jo, ir aš mačiau, kaip į raudonąją pusę ėmė kristi visos swing states, į kurias visi daugiausiai vilčių ir dėjo ir liūdna. Negalėjau patikėti iš pradžių, bet tada galvoju, kad ko gero buvo be reikalo užsikeltos tos viltys, kad Kamala tikrai gali laimėti. Nes
nors ir buvo tas skirtumas nemažas, bet jis nebuvo labai didelis. Bet buvo pakankamai didelis. Trumpas, man atrodo, gavo 312 tų Nu, aš jau electoral nežiūrėjau, aš žiūrėjau tos, kur turėjo 277, nu, jau kur buvo paskelbta oficialiai, tai 277 ir jinai turėjo 2,4, man atrodo. Kai buvo 277 ir 2,4, aš dabar tiksliai neatsimenu, kiek Kamala turėjo, bet tada buvo nepriskaičiuotos tos valstijos, kurios dar nebuvo iki galo suskaičiuotos, tos pačios didžiausios. O tada, kai jau viską suskaičiavo, Trumpas turėjo 312, man atrodo. Bet vis tiek yra kas tik, nu, ta prasme, žinai, kur galėjo būti skirtumas, pavyzdžiui, 100 ir 300, nu, ar ten 400-500, nu, ta prasme, kur galėjo būti absoliučiai kardinalus skirtumas, nu, tipo kažkoks. Tai čia buvo toks, kur, nu, aišku, faktas, matosi skirtumas, ne faina, širdelė skauda, bet ta viltis, kad palauk, po 4 metų, jeigu dar visi būsim gyvi ir visi sėdėsim čia savo vietai, gal visai yra šansas, nes, nu, žmonės, jiems reikia tiesiog pamatyti, nu, kad būtų tas, aš tau sakiau, jiems reikia, tas pats ir su Lietuvos valdžia, jiems reikia patiems paragauti to vaisto. Bet su Lietuvos valdžia kas yra, kad eina vieni, tada eina kiti. Išrenka konservatorius, visiems nepatinka konservatoriai. Išrenka socdemus, visiems nepatinka socdemai. Ir dėl to, kas 4 metus, taip pat ir rotuojam. Kas yra gal ir gerai. Ir mes gal neturim, pavyzdžiui, kaip yra Amerikoje, labai akivaizdu, kad, nu, tipo, jo, Harris nėra ten labai geras kandidatas į prezidentus, kandidatė, žinau, bet nesvarbu. Bet, nu, protingi amerikiečiai supranta, kad čia yra, nu, 2 skirtingos pusės, juoda, balta, nežinau, tamsa, šviesa. Ir tiesiog, nu, tie, kas renkasi tamsą ir renkasi kažkokią kriminalus, tai, nu, Lietuva neturi galbūt tokių labai skirtingų pusių. Nu, turi, bet... Mokinomės apie šitą dalyką, mokėmės, atsiprašau už savo netaisyklingą kalbą, bet turiu politikos mokslų pagrindų modulį dabar universitete ir mokėmės apie šitą fenomeną, kad tai vadinama partinė tapatybė ir žmonės Amerikoje tai ypač pasireiškia, kad žmonės tiesiog nepaisant viso kito, renkasi tą partiją, kurią palaikė jų tėvai, jų seneliai, jų aplinka ir jie tiesiog net nesigilina į tą visą priešrinkiminį laikotarpį. Jo, jie taip yra užauginti su tokia pasaulėžiūra, kad yra tik viena partija teisinga ir tada dėl to visą laiką už ją ir balsuoja. Ir dėl to ir pasireiškia tas fenomenas, kad mes turime iš 50 valstijų tik 7, kurios iš tikrųjų kažką lemia. Ir dėja šiuose rinkimuose jos nulėmė Trumpą. Bet šiaip man patiko vienas tiktokas, kur kai Trumpas kovoja prieš Clinton, Clinton pralošė, ne? Tada Trumpas kovoja prieš Biden ir Bidenas laimėjo. Ir dabar kovoja Trumpas vėl prieš moterį ir vėl laimėjo. Nu, pralošė moteris, tai čia buvo toks irgi įdomus faktorius, kad, nu, tokia konspiracijos istorija, kuri šiaip gali būti gal netgi tiesa, aš net nelabai galiu teikti, nes nežinau, bet jeigu šie rinkimai būtų tokie, kad būtų Trumpas ir kažkoks, nu, pavyzdžiui, būtų ta pati Harris, bet būtų vyro būvyje, tai būtų laimėjus. Nu, gerai, tau Viktorinos klausimas. Ar žinai, kokiu rezultatu Clinton pralaimėjo Trumpui 2016 metais? Kaip galvoji? Kiek man metų tada buvo 12 metų, man buvo vienodai. Aš net nežinau, kad Amerika egzistuoja. Kaip tu galvoji? Ar Clinton pasirodė geriau, ar Harris pasirodė geriau? O Dieve. Harris pasirodė geriau. Ar tikrai? Jo. Dėja. Rimtai? Kiek Clinton? Ir šiaip Clinton, taigi iki pat šiolai labai, bet matai, kas yra, nu, nežinau, gal rezultatai, nes dabar, nu, aš kadangi sakau, tais metais aš nelabai gilinausi į visą situaciją, nes kaip ir aišku, aš buvau vaikas, bet dabar kiek aš jutau, tai tą emociją, kur tie, kurie ir palaikė tą Harris, nors jų ir nebuvo daug, bet jie labai tai darė stipriai. Ir labai darė daug įtakos tipo žmonėm, ypač, nu, europiečiams, kur atrodo europiečiai ir taip supranta, kas turi laimėti ir kas yra geresnis kandidatas. Bet, nu, nežinau, tie Harris palaikytojai, nežinau, pakalikiukai.
Tai jie kažkaip labai aiškiai rodė savo poziciją, o aš kadangi, kai Clinton buvo, aš nebuvau, nesuvokiau visos situacijos, tai nežinau, kaip tenais tada žmonės reiškia. Jo, iš tikrųjų, jos pasirodė labai panašiai. Clinton surinko 227 tuos electoral votes, Harris surinko 226. Ai, tai čia tik per vieną. Kas yra šiaip, nėra mažai, bet, tipo, still. Jo. Bet tai pati dvasia kokia, nes aš nežinau, kokia buvo ties... Kiek dar mums reikės laukti, kol Amerika išsirinks savo moterį prezidentę, būtų mano pirmas klausimas. Va, čia šiaip yra žiauriai geras klausimas. Bet net ir Meksika, kur atrodo, aišku, ta kandidatė irgi ten nėra šventuolė, bet net ir Meksika sugebėjo išsirinkti. Kodėl sakau net ir Meksika, nes vis tiek pasaulyje yra toks stereotipas, kad Amerika yra čia tokia išsivyščius, išsilavinus, tokia pažangi ir tokia wow, Meksika tokia skurdesnė ir galbūt žiūrima kaip įprastesnė valstybė, bet net ir Meksika sugebėjo išsirinkti moterį prezidentę, o vat Amerikai vis dar sunku. Aš tai pagalvojau, ar tai gali, dabar man šovė mintis, ar tai gali būti per didelis feminizmas. Ta prasme, aš esu... Kas yra per didelis feminizmas? Ta prasme, kad tie, kurie balsuoja už Trumpą, aišku, yra tie, kurie šeimų kilę, yra tie, kurie vyrai ten nepripažįsta moterų teisių, bet, ta prasme, ta baimė tokia, nes visi protestai, jie sukelia tam tikrą baimę prieš protestus žmonėm. Ta prasme, pavyzdžiui, šeimų maršas, kodėl jis buvo sukeltas, nes visi tie, aš dabar, aš pasidurninsiu, aš nemoku ištarti LGBTQ, ištariau, gerai, tai visi šitie protestai, visi šitie birželį nevykę, o visada vyksta birželį tie paradai ir panašiai, jie sukelia baimę tiem žmonėms, kurie yra prieš visus šituos. Ar baimę ar tokį labiau nepasitenkinimą? Bet gali būti, aš nesakau, kad taip yra, bet gali būti, kad tas nepasitenkinimas ir kyla iš baimės. Nes aš, pavyzdžiui, ginčiaus labai su žmogum, aš nesakysiu kokiam, nes po to tas žmogus suvarys, bet aš visada keliu tokį klausimą, kad ar geriau vaiką palikti tiem patiem homoseksualam, ar geriau vaiką palikti girtuokliam, kur tas vaikas nežinia, kur dėsis, lakstysis po laukus ir, žodžiu, nežinia, kas iš jo išeis. Ir tada tas žmogus tiesiog pradėjo pult ant manęs, kad kodėl čia girtuokliai ten bažinai ir pradėjo taip piktai ir aš sakau, bet dabar, žiūrim iš tos pusės, ar geriau homoseksualas, bet galintis išlaikyti vaiką ir jį užauginti ir išvesti į tą patį mokslą ten universitetą ir panašiai, ar geriau, kad vaikas augtų toje šeimoje, vadinamoje normalioje šeimoje, tradicinėje, bet vaikas užaugs pats girtuoklis, pats ten narkomanas, ten, nežinau, į kalėjimą atsisės, tai tada pažiūri jauno žmogaus ateitį ir kas yra geriau. Ir tada labai ginčiamės ir ant manęs labai krovė mėšlo tokio, kad aš esu neteisi ir čia panašiai. Ir aš kažkaip pastebėjau, kad tarsi bijo tas žmogus tų homoseksualių, tarsi jie yra kažkokie ateiviai, žinai, kur tipo, jeigu jie ateina į pasaulį, tai viskas. Bet čia irgi šitas atsiranda iš tokio ne tai, kad neišsilavinimo, bet tokio nepasigilinimo tiesiog į tą sritį. Bet čia jau sena tema. Ir man taip atrodo, kad visi tie ir feminizmo protestai, ir ten Black Lives Matter ir panašiai, jie tiesiog kelia tokį baimę ir jie bandydami parodyti, kad jie nebijo, tai jie rodo tą nepasitenkinimą ir jie bando ieškoti argumentų, kodėl jie nepasitenkinimą, bet neranda, nes čia yra tiesiog baimė. Tas pats, kad kodėl tu bijai aukščio. Ką aš žinau, bijau ir tiek. Tai aš čia taip įtariu. Gal. Aš tai dar galvoju, kad viena iš priežasčių, kodėl Trumpui taip gerai pasisekė, yra internete plintantis toksiško vyriškumo arba angliškai toxic masculinity propaganda, galbūt netaip galėčiau išsirengt. Renkis. Jo, čia visai karšta, tai tavo virtuviai. Jeigu tikrai buvo žmonių, kurie balsavo už Harris vien dėl to, kad nepalaikyti Trumpo, aš manau, kad tikrai buvo žmonių, kurie balsavo už Trumpą vien tam, kad nepalaikyti moters. Ir čia į žaidimą įeina visi tie jauni vyručiai, kuriems internetas, TikTokas, Redditas ir visos kitos platformos išplovė tiesiog smegenis. Kad turi būti vyru. Jo, kad tu turi būti vyriškas ir jeigu tu nori būti vyriškas, tu niekada negali palaikyti moters. Tai čia, man atrodo, dar toks skauduliukas. O tu matai tos vaizdo įrašus irgi TikTok'e, man, sakau, metė labai daug.
kur klausė, ką palaikytum Trumpą ar Putiną. Ir visi žmonės, kurie palaiko Trumpą, pasakė, kad palaikytų Putiną. Ten moteris tokia, kur ant veido buvo išsipiešusi Amerikos Trumpą ar Putiną, ar Harris ar Putiną? Trumpą ar Putiną. Ir pasirinko Putiną. Ir tie, kurie palaiko Trumpą, rinktųsi geriau Putiną. Taip. Nes jis eina už žmonės savo. Ne, bet čia jau yra žiūri, čia tai va, tai dėl to, nes čia ir buvo tas bairis, kur tipo, jau tada duoda du tokius, nežinau, žiaurius tuos variantus ir vis tiek pasirenka net ne savo tą prezidentą, kurį jis rinko, o pasirenka, iš viso, net neturi žodžių. Bet... Aš tai esu dar mačius vieną tokį eksperimentą, kur irgi gatvėje prie žmonių klausinėjo, kur tipo, ką manai, kai kai Bidenas padarė taip ir taip, pasakė tą ir tą, čia labai blogai, čia tragedija. Taip iš tikrųjų pasakė Trumpas. Ai, tai viskas okei. Jo, toks, oi, atsiprašau, suklydau, ką manat, kai Trumpas tai pasakė. Ir tada, tai jis tai labai rimtai padunčiu, tokia, ir aš taip sėdžiu ir tai eina, aš galvoju, kaip. Kai jau antiek žmonės yra įtikėję, čia yra blogai. Čia yra tas, smegenų plovimas. Jo. Tai tokia ta mūsų, ar dar turiu ką pateikti apie rinkimus? Rinkimus. Galiu pasakyti tik tiek. Po 4 metų, arba anksčiau, ne apie Amerikos, Lietuvos. Rinkit domėkitės visų pirma. Labai labai yra svarbu domėtis, nes čia greitai dar vienas užbėgimas už akių, kad kai ginčiaus su tom partijom, kas čia geresnė, kurią reikėjo išrinkti ir panašiai, mano buvo tiesiog pasakymas, mokyklose trūksta edukavimo apie tas partijas. Ir šiaip iš tikrųjų mokyklose tai yra tos pilietinio švietimo pamokos, bet kas garantuoja, kad ten apšvies pilietiškai, nes pavyzdžiui, aš apie rinkimus mokykloje, galima sakyti, nieko nesužinojau. O dar mes 12 klasį rinkom savivaldybės. Ir apskritai Lietuvoje tie Seimo rinkimai, jie yra tokie gana komplikuoti ir pavyzdžiui, aš prisipažinsiu, kad tik labai neseniai iki galo supratau, kaip jie iš tikrųjų veikia. Nes aš turėjau pilietiškumo tas pamokas ir mano mokytoja labai nuostabi, viskas gerai, bet čia ne mokytos kaltos, jos moka pagal programas. Bet mes tiesiog turėjom iškalt konstituciją atmintinai, turėjom išmokti partijas ir jų pirmininkus ir jų tuos logotipus, bet kaip, ir kaip veikia, ar ten, kairieji, dešiniai ir panašiai, bet kad realiai suprasti tuos rinkimus ir kokios partijos ten, ta prasme, nebuvo to, nes aš kai rinkau merą, aš net tikrai nesakysiu, ką aš išrinkau, nes tiksliau neišrinkau, už ką balsavau, nes man pačiai yra gėda. Tai yra mano juodas laikotarpis. Nes nepasidomėjai. Va čia ir yra ta problema, kad mokyklose trūksta edukavimo, tai čia reiktų pradėti nuo jaunimo edukavimo. Bet tam reikia pinigų, kurių nėra. Nors yra pinigų keis programas kardinaliai, tai manau atsirastų... Taigi sakė, Žemaitaitis stabdys visus programos keitimus. Atsirastų labai daug pinigų ir įkištų bent tą vieną dar plus pamoką apie nepykit mokiniai, bet apie tą pilietiškumą. Ir nuo to edukavimo prasideda, kad jūs turit visi domėtis, realiai, net aš liepiu jums, nes čia yra privaloma domėtis tais dalykais, kiekviena partija, kokie yra įsitikinimai, surasti tai, kas tau tinka, bet niekada neleisti, tipo, mano įsitikinimai tinka su ta partija, kaip tavo, ne? Mano įsitikinimai tinka su ta partija, bet tu dėl to domiesi tos partijos nariais ir tu žinai, kad jie to nedarys. Ir tada tu automatiškai renki tai, kas vis dėlto yra gerai Lietuvai. Va, būtent, aš atsimenu, prieš pat rinkimus turėjau didžiulę dilemą, nes pagal mano įsitikinimus ir pagal tą... Ne, tai aš tikrai nesakysiu. Pagal testą, kurį sukūrė mano balsas, lygtais aš esu grinai ant vienos partijos ir aš už ją nebalsavau, nes tiesiog partijos įsitikinimai nėra viskas, kas sudaro partiją ir labai reikia žiūrėti. Yra nariai, tam ir yra, jie irgi yra žmonės, viskas gerai. Kurie nebūtinai elgiasi taip, kaip norėtų jų partija. Taigi, balsuokit ir linkim jums po 4 metų išsirinkti valdžią tokią, kuri jums darys daugiau gero negu daugiau blogo. Taigi, antroji dalis mūsų podcast'o kiek mažiau rimta gal, bet vis tiek įdomi labai. Visai Lietuvai. Tai yra Šeškių ir 69 danguje. Visa drama, visa intriga. Prisipažinsiu, nei kiek nesidomėjau tą dramą, nes gal šiek tiek per vėlai apie ją sužinojau. Bet ir mūsų visam burbuliukė nieks nelabai domis. Čia man užėjo dabar ta... Jo, čia vidmantės obsession kažkokia, nes
Sako, pažiūrėjau vieną intervą, pažiūrėjau kitą intervą. Wow, sako, čia yra crazy. Jo, nes... Tai, kai tik prasidėjo ta drama pavasarį, mes dar atsimenu laikėm, ar vasarą, birželį, mes laikėm egzaminą lietuvių kalbos. Ir atsimenu, ar po egzamino, man atrodo, sužinojom. Ir buvo toks, kur pala, nebėra 69 dangui, yra tik tai ką. Ir buvo toks visiškai mind-blowing dalykas. Bet tada taip jis ir užsibaigė, nes realiai visi nutilo, išėjo nuo iki laida, aš jos net nežiūrėjau. Dienotvarkės sudarimo teorija, apie ką kalba žiniasklaida, apie tą kalbą ir žmonės, ir žiniasklaida nutilo, žmonės irgi nutilo. Tai va, ir išėjo ta nuo iki laida, bet aš jos tada net nežiūrėjau, nes, sakau, kažkaip dingo ta mintis tokia. Dingo susidomėjimas. Jo, ir tada, dabar, aš šiaip seku, man atrodo, Pareigytę, bet aš seku iš senų laikų, aš seku, man atrodo, visas 69 dangui. Ir išėjo nepatogus klausimai su Pareigyte ir aš galvoju, gerai, pažiūrėsiu, nes dabar, grynai, ant bangos, pažiūrėjau ir man toks buvo, okei, labai įdomi situacija, labai įdomi šita pusė, pažiūrėsiu kitą. Ir pažiūrėjau nuo iki laidą, kuria išėjo, tai dar vasarą, tai čia buvo daug seniau, pažiūrėjau kitą pusę. Tada nusprendžiau pažiūrėti dar daugiau įvairių pusių. Ten, ta prasme, tas pačias pusės, bet su Zilnys kalbina ir čia kitas. Tai pasirodė labai įdomi situacija, kiek tu, ta prasme, tu vis tiek plius minus įsivaizduoji, nes aš jau kažkiek pasakau. Tai dabar man pasakyk savo tą įsivaizdavimą, kas ten vyksta. Aš žinau, kad jos susipyko, jos organizavo arenas, Pareigytės vyras. Pareigytės vyras prisėmė organizavimą, tada čia likusios grupės narės pradėjo pykti, kad netinkamai paskirstė pinigus, kad Pareigytės vyras per daug pinigų pasiėmė ir ten tada kažkas išėjo iš grupės. Pareigytė. Tai va čia ir yra įdomiausia, kad pagal merginų, visų merginų, žodžiu, pasakojimus, kaip ir Pareigytė teigia, kad jinai išeina iš grupės, čia nežinau, kad, tai sakė, jau keletą metų jinai mąstė apie tai ir jinai, kaip supratau, parašė į tą group chatą vadinamą, kad išeina iš grupės, bet išėjusios tai yra Šeškės. Ta prasme, 69 dangui grupė vis dar egzistuoja, vis dar yra ir ten yra Pareigytė su Bžesku, o Šeškės yra išėjusios ir pasivadinusios Šeškėm. Tai, bet čia man ir kyla tada toks klausimas, tai labai tokia įdomi situacija, tai kas čia vis dėlto vyksta, nes kaip ir viskas aišku, bet tuo pat metu kaip ir viskas labai neaišku. Tai vat čia sakė, jau eis iki teismų ir bus įdomu dėl turbūt dainų, nes kaip supratau, Bžeskas nelabai nori, kad dainuotų Šeškės 69 dangui dainas, bet kaip merginos teigia, kad tos dainos priklauso ne Bžeskui, o kitiems autoriams, kurie leido dainuoti tas dainas. Tai ta situacija tokia įdomi, bet man labai vienas faktas įstrigo, kai pažiūrėjau abidvi tas laidas nepatogus klausimai ir nuo iki vienu metu, o ne ten pusę metų tarpą. Tai kai buvo nuo iki laida, priminsiu, jinai vyko, man atrodo, vasarą, birželį, gal, po žodžio arenos. Ir Pareigytės nepatogus klausimai su Pareigytė vyko dabar, lapkritį ir panašiai. Tai nuo iki laidoje merginos teigė, jog pati Karina Krysko, man atrodo, pasakė, kad Pareigytė parašė į grupę, kad išeina, tada merginos parašė, o tai kaip arenos, ir tada Pareigytė parašė, gal dar išeis arenos surengti ir panašiai. Viskas kaip ir aišku, paprasta. Ir dabar po nepatogių klausimų su Pareigyte, kai jinai ten kalbėjo apie tas arenas, Goda Lieva savo Instagram storiuose pasidalino, stories, labai daug storių pasidalino, ten buvo... Nieko keista. Ten buvo labai daug. Ir jinai tenais teigia, kad tų arenų norėjo Pareigytė, o ne merginos. Bet čia, žinai, ir man tada pykstasi, susipyksta, tada viena teisesnė už kitą ir taip ir išeina. Jo, ir man tada tos, kur buvo, tai pala, tai kaip čia iš tiesų yra... Man kaip stebėtojui, kuris nelabai gilinosi, įdomiausia ir juokingiausia buvo tai, kai visi pradėjo kelti Facebooką skrinčiotus su Pareigyte. Zvonkus, ten visi, kas tik Bertulis Mantas. Visi ten tiesiog, kur tipo susiję, nesusiję su ta drama, tiesiog pradėjo paustintos skrinčiotus. Kur tiesiog voices kaip vaikų darželį. Jo, tai man ir juokingiausia yra, kur... tokie truputį vaikų žaidimus neša, kur,
Nežinau, man keistoka, bet taip toks ir yra galbūt tas žvaigždžių gyvenimas, kad juos stebi. Man dar vat su to žvaigždžių gyvenimu buvo vienas labai juokingas faktas. Čia ne iš pikto ir ne iš kažkokio, ne iš aukšto sakau, bet Karina Krysko Zilnys kalbino laidoje, teigia, kad ar nuo iki laidoje, dabar vėl nenoriu susimaišyti, nes per daug jau peržiūrėjau, kad, nenorėjo, kad ta drama, kuri vyko tarp Krysko, Pareigytės ir Bžesko, kad neišeitų viešumą tais laikais, nes ten buvo meilės trikampis. Iš pradžių Bžeskas buvo su Krysko, tada su Pareigytė. Ir visa žiniasklaida, apskritai visa Lietuva pradėjo labai tuo domėtis ir Krysko šiek tiek keista, nefaina ir panašiai. Ir man tada toks kilo klausimas, bet tai yra normalu. Tu esi žvaigždė ir žvaigždės gyvenimas, nesvarbu, ta prasme, nesvarbu, ką tu be padarysi, tu netaip pasisiosi, tu netaip sukramtysi gumą, jau visi žinos apie tai. Tai jeigu tu tikėjais, kad norėjai, kad visa šita drama neiškiltų į viešumą, ta drama tarp meilės trikampio, tai tikėjais, tokia neįmanoma ir toks naivumas. Dar iš to žvaigždžių pasaulio, mums aišku sunku šnekėti, nes nesam žvaigždės ir nesuprantam ir nesusidram su tuo, bet aš kažkaip galvoju, kad jos ten tą dramą užkūrė vien tam, kad savo naują dainą parduot geriau. Ir tiesiog trūko žinomumo. Aišku, labai gaila, vis tiek, manau, su šito grupe užaugo didžioji dalis Lietuvos, ar užaugo, ar augo, ta prasme, ar vyresnė, ar mažesnė, aš pati užaugau su šitom dainom. Tai kažkaip liūdna matyti suaugusias moteris taip tokias iširusias po tiek daug metų ir kažkaip tokie grinai vaikų žaidimai, čia to nesusitaria, bet vėlgi, bus matyt, kaip viskas išsireikšia, nelabai yra ką daug kalbėti. Ir nežinau, net ar ir verta kalbėti, kitas klausimas. Ta prasme, mums paprastiems žmonėms toliau siūlau tiesiog klausytis tų muzikyčių, džiaugtis gyvenimu, nes kuo mes labiau kreipsim dėmesį į kitų problemas, tuo daugiau pas mus jų atsiras. Tai sėkmės merginoms, kad ir ką nuspręstumėt, kad ir kaip būtumėm, aš manau, kad palaikyt turim visas pusės, ta prasme, palaikyt turim kiekvienai pusė yra kažkiek tiesos, nes vienai pusė atrodo, kad ji yra teisiausia, kitai pusė atrodo, kad ji yra teisiausia. Man atrodo, turim palaikyti tą 20 metų gyvavusią grupę, tas visas dainas, velniškas greitis ir taip toliau. Ir tiesiog džiaugtis tuo, kas yra sukurta, nes, ta prasme, mes nepakeisim to, kas vyksta dabar. Tai reikia džiaugtis tuo, ką mes turime. Tai aš daugiau neturiu ką pasakyti apie Šeškius. Tu turi? Aš tai tikrai neturiu, man tiesiog... Ne tai, kad nepatinka, man tiesiog liūdna, kai žmonės pykstasi. Kam pyktis? Trečioji dalis. Vidmante, kokie filmai ir serialai asocijuojasi su rudeniu? Ką tu žiūri rudenį? Nes aš asmeniškai turiu specifinius serialus, kurie man primena rudenį. Rudenį suteikia kažkiek motyvacijos gal net mokytis ir tie visi atšalę orai, tas šlapias oras, krentantis lapai ir visa kita atrodo šiek tiek labiau pakenčiama su tais serialais. Oi, su mano serialų žiūrėjimu, su filmais, aš esu labiau mėgėjęs serialų nei filmų, nes aš filmų esu beveik, tuos pagrindinius esu žiūrėjęs ir man tiesiog jau nebėra ką žiūrėti, tam, pavyzdžiui, GO3, kur turim, nebėra, animacinių juolab, net nekalbu, o serialai yra mano tema, aš juos galiu kartoti 100 kartų, pavyzdžiui, kaip Nusivylusios namų šeimininkės, visai reiktų pažiūrėti vėl, bet... Dabar žiūriu šiaip Gilmore Girls, tai... O taip, Gilmore tai čia toks yra visiškai... Rudens klasika. Jo, tai man patinka, jau dabar jau nežinau, kelintą sezoną jau į pabaigą, tai jau pradeda atsibosti, nes jau gal to, kad aš per tą laiką pradėjau žiūrėti visai kitus serialus, nes aš tokia esu, aš pradedu žiūrėti, pradeda atsibosti, tada pažiūriu kitą, tada vėl grįžtu, tiesiog maišaus. Bet yra filmas ir serialas, kurį pažiūrėjau dabar per rudenį ir, tiesiog esu, gerai, serialą dar nebaigiu, dar liko kelios serijos, bet filmas tai Smile 2, tai Šypsena 2, žiūrėjau kino teatre, oi, per visus perėjau. Tai galiu pasakyti, aš mačiau ir pirmą dalį, šiaip pirma dalis buvo gana gera, bet čia yra tas vienas retas atvejis, kai antra dalis yra geresnė negu pirma dalis, kas yra labai labai keista, bet, ten buvo, mes kaip tik mano draugas pažiūrėjo irgi, draugelis, tai sakė, žiauri graži aktorė, tai žiauri graži aktorė, labai gražių bruožų ir... Kokia ten aktorė? Nežinau jos vardą, bet jinai labai, pasižiūrėk.
labai šiaip gražių bruožų, tai va, bet pats filmas, kas buvo labai keista, buvo labai labai daug jumpscare'ų, aš šiaip nenoriu ir spoilinti viską, kad ir jūs galėtumėt pažiūrėti, kas nematė, bet jeigu žiūrit ir kol kas dar yra, man atrodo, kino teatruose šitas filmas, tai tikrai siūlau nuvaryti į tą filmą, būtinai į kino teatrą, nes visai kitokia nuotaika, kai yra didelis ekranas ir labai labai daug garso, tai belekiek tų jumpscare'ų vadinamų buvo retkarčiais net per daug ir labai mind-blowinis filmas, ta prasme, kad aš iki pat šiol dar nesuprantu filmo tam tikrų detalių, kodėl taip, o ne kitaip. Tai aš, ta prasme, nenorėdama įspoilinti to filmo, aš tiesiog sakau, būtinai nueikit pažiūrėti, tikrai yra mano 100% rekomendacijos, kaip siaubo filmų fanatikės, kad šitas filmas yra turbūt vienas geriausių šių laikų, tai turiu omeny, nežinau, nuo 20-ų, tų naujausių filmų, kur tų filmų, siaubiakų. Pavyzdžiui, nepalyginsiu su Scream 6, kur yra Gemma Ortega, tai ten, nėra labai blogas filmas, bet Šypsena 2 man buvo daug geresnis. Toks. Labai geras, tikrai. O tu dabar turi kokį filmą, kurį matei? Oi, aš mačiau labai daug filmų. Šiaip Milda yra filmų irgi, jinai yra apskritai visų filmų fanatikė. Aš esu siaubiakų fanatikė, bet tas yra mėgėja stebėti filmus, žiūri kaip serialus. Man kino teatras yra saugi vieta, kur aš einu, nesvarbu, ar man gera nuotaika, ar man bloga nuotaika ir man labai labai patinka. Tai per šį rudenį pagrindinius filmus, kuriuos ir skirčiau, tai būtų mūsų lietuviškasis pretendentas į Oskarą Bareišos filmas Sesės. Patiko tau jis? Žinai, sunku vertinti, nes aš gana šališkai žiūrėjau tą filmą, aš didžiuojuosi tuo filmu kaip lietuvišku filmu ir jeigu vertint kaip lietuvišką filmą, visam kitam lietuviškų filmų kontekste, tikrai nėra blogas filmas. Bet kai jis jau žengia į tokią aukštą kartelę, tu jį pradedi vertinti pagal užsienietiškų filmų kriterijus ir pagal užsienietišką kartelę. Ir tada tas filmas, galiu pasakyti, nublanksta. Tai yra įdomios idėjos filmas, patiks tiem, kam smagu žiūrėti filmus, kurie eina nechronologiškai ir tu pirmą pamatai, kas įvyko, tada sužinai paaiškinimą. Vėl pamatai, kas įvyko, vėl sužinai paaiškinimą. Mane tas galbūt kiek erzino, nes tai nebuvo išpildyta taip gerai, kaip galėjo būti išpildyta. Buvo, mano nuomonė, gana daug scenų be paaiškinimo, kurios buvo nelabai reikalingos ir gal nesuteikė tiek daug tam filmui, kiek galėjo suteikti. Tačiau nufilmuota yra labai įdomiai, pasirinkti tikrai įdomus kampai ir kadruotės ir visa tai yra. Filmas atrodo gražiai ir tvarkingai, išskyrus tai, kad jis toks ne pats geriausias. Tai su Sesėm yra taip, bet man tikrai patiko, aš džiaugiuosi, kad lietuviai pamažu kelia tą kino kartelę ir kad yra ką pasižiūrėti. Ir gana įdomiai, aš nežinau, koks žanras yra Sesių, ten toks labiau... Ten toks trileris, vos ne tokia drama. Tai man... Netgi komedija kažkur rašo, bet ten tos komedijos nebuvo daug. Bet aš džiaugiuosi, nes lietuviai, kad ir, darsime, viskas gerai, lietuviai, tie pagrindiniai režisieriai, jie tikrai turi labai daug savo pasiekę, būtent Lietuvoje. Bet su laiku aš, pavyzdžiui, nebeidavau į lietuvių filmus, nes visi filmai būdavo komedijos ir jie būdavo labai labai tarpusavį panašus. Ta prasme, kad atrodo skirtingi režisieriai, bet jų filmai, aš, pavyzdžiui, kartais net neskiriu ten Milijonieriaus palikimas, Pats milijonierius ir visi tie filmai. Bet čia yra filmų žanras, kurį aš išskiriu pagal režisierių, nes Lietuvoje turim, aš sakyčiau, tikrai gerą režisierių, Tadą Vidmantą, kurio braižas yra labai labai panašus ir veikėjai yra labai panašus, bet negalim pykti, nes tie filmai veikia, jie parsiduoda ir žmonės juos žiūri. Bet man asmeniškai tai pabodo jau tos komedijos. Ta prasme, nes jau non-stop, jeigu lietuviškas filmas, tai yra komedija. Ir man tada toks, kur, ir vėl čia bus apie tą patį. Ir vėl tu jau net nuspėjai. Net ir tie patys bajeriukai yra sakyšti. Jo, ir tie patys aktoriai būna tam pačiam, tose pačiose filmuose. Tai turbūt jį pradeda pabosti, bet tada atsiranda kitokių žanrų filmų kaip Piktųjų karta, kuri aš buvau apšalusi, kad lietuvis galėjo sukurti tokį filmą, nes ten buvo visiškai kosmosas, bent jau man, nežinau, aš žiūrėjau, buvo tikrai momentų, kur net išsigandau, kur buvo toks, kur pala, kas čia dabar vyksta, irgi tas mind-blowingas.
Ir va dabar Sesės vėl kažkoks kitoks žanras, neįprastas. Ir man atrodo, to paties režisieriaus Piktųjų karta buvo išėjęs dar vienas filmas, dabar bijau sumeluot. Tikrai žinai tą režisierių, man pavardės visą laiką krenta, užkrenta ir aš pamirštu. Vėlyvė filmas yra. Jis dabar filmuoja naują, man atrodo, bent jau filmavo praeitais mokslo metais. Nes jo yra redirektai visi, Zero ir panašiai. Tai žodžiu, man patinka, kad lietuviai ne tik kuria tos komedinius filmus ir tikrai norėčiau pamatyti daugiau įvairesnio žanro, kur buvo pabandyta ir siaubeką sukurti, tada, aš jo nėra, kad aš labai užskaityčiau, tas, kur apie klasės išleistuvės sodybai. Nebuvo taip, kad labai užskaityčiau, nes jis buvo toks gana nesuprantamas, bet buvo pabandyta sukurti siaubeką, kas aplodismentai lietuviams, nes tikrai šiaip siaubeką yra sukurti labai sunku. Ja. Gerai, kiti filmai, kuriuos noriu paminėti, tai yra Džokerio antroji dalis ir We Live in Time, lietuviškai laikas gyventi, man atrodo taip verčiasi. Ir čia yra puikus pavyzdys, kad kaip nusiteikęs taisi į filmą, taip ir pamatysi, nes kai tik išėjo Džokeris, absoliučiai visas internetas sprogo nuo to, kad filmas yra prastas, netitiko, neįvykdė savo potencialo ir neparodė tiek daug, kiek galėjo. Man asmeniškai, tai aš ir ėjau su tokiu požiūriu, kad gal nebus gerai, bet reikia pažiūrėti. Bet iš tikrųjų filmas tikrai buvo labai geras ir man labai patiko, kad tas, kas žino siužetą Džokerio, man patiko, kad antroji daly iš Džokerio nebuvo bandoma padaryti šoumeno ir jis buvo paliktas kaip tiesiog žmogus su labai rimtais ir skaudžiais psichologiniais sutrikimais ir toks ir atrodė tas filmas, toks nusivylęs. Viso filmo nuotaika yra tokia labai skaudi ir labai gerai perteikta, man atrodo, tokia nuotaika, tai tikrai rekomenduoju pasižiūrėti ir susidaryti savo nuomonę apie tą filmą. O kitas filmas, We Live in Time, aš jo labai laukiau, nes filme vaidina du nuostabūs aktoriai, tai Andrew Garfield ir Florence Pugh. Ir tų aktorių chemija filme, ten buvo, nežinau, aistra chemija, fizika, biologija, viskas, kas tik galėjo būti. Bet chemija tai ne visada reiškia, nes Anyone But You filme, kur labai kėlė tą filmą į aukštumas ir ten ta chemija tarp jų, man jis nebuvo, wow. Man patiko, man jis gerai susižiūrėjo. Kad susižiūrėjo, tai jo, man jis toks linksmas. Kaip jį iškėlė, man taip, ta prasme, per visą pasaulį, kad ten kažkoks maksimalus filmas, tai man buvo toks, kur, toks įprastas, tokia romantinė komedija. Ir toks, kur nieko jis lyg ir neipatingas, bet čia gal vėlgi, kaip tu pažiūri tą filmą ir kiekvienam skirtingai. Man tai Anyone But You patiko, bet dar čiut apie laikas gyventi, tai iš kino salės, žinokit, išėjau apsibliovus, kaip nežinau kas, tušas ir visas makiažas varvėjo iki kaklo ir tikrai palietė labai giliai ir privertė susimastyti apie labai daug dalykų, bet į tą filmą aš ėjau kaip į kažkokią sensaciją ir iš jo tikėjausi labai daug ir dėl to nors ir mane paveikė tas filmas, aš buvau šiek tiek nusivylusi, nes jis nebuvo toks geras, kokio aš jo tikėjausi, bet nepaisant to, visi filmai yra geri ir verti jūsų laiko ir jūsų dėmesio, tai tikrai rekomenduoju. Nes kiekvienam skirtingai, visi skirtingai žiūri tos filmus. Bet dabar greit paskutinis žodelis apie serialą, kurio dar nebaigiau žiūrėti, liko paskutinės serijos. Bet pastebėjau, kad gana jis dabar populiarėja ir yra knyga apie šitą išleista dabar bijau sumeluoti 2018, man atrodo. Žinau, kad australų autorės Heather Morris ar kokia ten. Jo, Morris. Tai va, tai išėjo tas serialas Aušvico tatuiruotojas ir neišeis, neįspoilint, nes papasakoti apie serialą reikia papasakoti ir istoriją. Tai istorija yra apie senuką. Filme tai jis nėra senukas, bet šita knyga buvo rinkta visa informacija iki 2000, dabar bijau sumeluoti, arba 3 arba 6, nes kiek žinau, 2006-aisiais mirė tas pagrindinis veikėjas ne filmo, o knygos, tas žmogus, apie kurį ir yra knyga. Tai istorija yra apie tai, kaip jaunas vyrukas žydas pakliuvo į Aušvico koncentracijos stovyklą ir tenais, kaip ir iš pradžių viskas gerai jam buvo, bet jau po to aš supratau, kad jis jau labai silpo ir psichologiškai ir fiziškai, bet tada
jam pasiūlė tą aukštesnę, nežinau, vietą toj koncentracijos stovyklai būti tatuiruotoju, kur tatuiruoja tuos skaičius ant rankų. Ir jis vieną dieną tatuiruodamas žmonės, moteris, sutiko Gitą. Jo vardas yra, dabar bijau sumeluoti, man atrodo, Lali, o merginos Gita, čia iš viso jis ten, man atrodo, iš Čekoslovakijos buvo, jinai iš Slovakijos, kažkaip ten įdomiai, ar iš Čekijos, jis, žodžiu. Bet sutiko tą Gitą, sutiko tą merginą ir jis įsimylėjo iš karto. Ir jį visą koncentracijos stovyklą jis išgyveno būtent su tuo tikėjimu meilę ir tikėjimu būtent jų meilę. Jis ten stengiasi labai dėl jos ir reiktų pamatyti serialą, kaip stengiasi. Ir esmė tame, kad jie vis dėlto, gerai, šitą neišspoilinsiu, bet esmė tame, kad serialas turi labai daug žiaurių momentų, žiaurių akimirkų, kurias tikrai parodo ir supažindina su tų laikų situacijomis, lygiai taip pat kaip Dievų miškas padėjo susipažinti su ta koncentracijos stovykla ir ta emocija tenais. Tai čia viską padarė vizualiai, nes aš knygos neskaičiau, žiūrėjau tik serialą. Tai tikrai momentais būdavo, kur aš žiūriu ir net užsidengiu akis, nes taip žiauru ir tu pabandai įsivaizduoti, ką išgyveno tas žmogus ir apskritai visi žmonės tenais buvę. Tai, širpuliukai eina per kūną, bet tada, kai sužinai, nes aš nemėgstu žiūrėti filmų ir serialų, nesužinodama pabaigos, aš visą laiką tai padarau, nežinau kodėl. Ir aš, kai sužinau tą pabaigą, nes pasidomėjau tą realią istoriją, tai tą filmą žiūriu šiek tiek lengviau ir su to tokia džiaugsminga nata, kad čia viskas išeis į gerą. Ir irgi labai labai rekomenduoju pažiūrėti, kad susipažintumėt artimiau su visa ta istorija iš tų laikų ir apskritai, kad pamatytumėt serialą, kuris neslepia visko, neslepia ir to kraujo ir neslepia tų šiaip, nežinau, mirusių kūnų, bet labai labai įdomiai perteikia ir tą meilės istoriją ir apskritai supažindina su tikrąja istorija, kuri tikrai įvyko tiems dviems žmonėms ir žodžiu, yra toks labai širdį paliečianti istorija ir pats serialas. Tai irgi labai labai rekomenduoju ir tikrai negailėkit savo laiko jokiems serialams ir jokiems filmams, nes tikrai nepasigailėsit. Apskritai istoriniai serialai ir filmai, man atrodo, labai labai naudingi, aišku, jeigu gerai padaryti, nes tu ne tik pasilinksmini, bet ir, kaip pasilinksmini, praleidi gerai laiką žiūrėdamas serialą ir filmą, bet ir praplėti savo žinių bagažą. O čia mes ir atsisveikinam. Šią gaidelę atsisveikinam. Aš bėgu į paskaitas, Vidmantė bėga montuoti ir iki susiklausimo kitose podcastuose. Prie mikrofono buvau aš, Milda Rybakovaitė. O aš Vidmantė Domarkaitė. Ir nepamirškit palikti įvairiausių komentarų, ką nori dar išgirsti, įvairiausių patiktukų, laikų, subscribe'ų ir pasiekti mumis visose kitose socialinėse medijose.